Kas nutiko? Kažkas mus nufotografavo. Aš žinau, kad tu čia. O ne, jau per vėlu bėgti. Pabėgo. Kaip jis manęs nepastebėjo? Man reikia dingti iš čia. Tau gal tik pasigirdo? Man pasigirdo. Nejuokink. Aš tikrai girdėjau, kad kažkas nufotografavo. Ei, palauk. Emilija, kur tu buvai? Nepatikėsit, bet aš buvau tualete. Ha, labai juokinga. Dink iš mano vietos. Niekur neparašyta, kad čia tavo vieta. Dink, jeigu nenori turėti problemų. Puf. Ei, Emilija. Ko? Kas tau negerai? Kodėl tu visus tik tai įskaudini? Ar tau patiktų, jeigu tau tai padarytų? Ne, bet man nieks taip ir nepadarys. Tai nelįsk, kvaily. Ei, tau viskas gerai? Aleksai. Jo, man viskas gerai, nesijaudink. Nekreip dėmesio į ką jis sako. Ji tiesiog nesupranta, ką daro. Ji tik ir skaudinti moka. Ar ji visados tokia buvo? Kiek aš prisimenu, tai jo. Ei, neliūdėk. Tiesiog
Kitą kartą nekreipk į ją dėmesio ir nedaryk tai, ką jinai sako. Ji tiesiog gąsdina visus. Gerai. Nori kartu pažaisti? Gerai. Labas rytas klasė, šiandien rašysime kontrolinį, tai susidėkit vadovėlius, sąsiuvinius ir visą kitą į kuprinės ir išsitraukit tik tai rašiklius. Kadangi didelį esat, aš nepriminsiu, kad reikia užsirašyti vardą, klasę ir pavardę. Ir gerai, šitas kontrolinis šiandien bus pakankamai lengvas, nes aš užsirašiau. Kas čia dabar? Taigi, sėkmės. Kas per... Aš nieko nematau. Bela, ar yra kokių nors problemų? Aš nieko nematau, man visas vaizdas išsilieja. Piratam vaizdas visada išsilieja, todėl jie ir išnyko. Hei, tylos. Ar norėtum paskambinti tėvam, kad tavęs atvažiuotų pasiimti? Jo, bet aš nematysiu. Na, tai aš galiu tą padaryti už tave. Eime už durų. Atleisk. Žinai savo mamos numerį? 9181. Taip. Gerai. Štai, prašau. Ačiū. Alio, mama. Čia aš, Bela. Galėtų manęs atvažiuoti paimti, man reikia. Aš pasakysiu vėliau. Gerai, ačiū, myliu. Tave reikės palydėti iki išėjimo? Ne, gal aš kaip nors pati. Na gerai, bet kontrolinė atsiskaitysi, kai grįši ir viskas pagerės, gerai? Gerai. Gerai. Eik persirengti ir paskui ateik į vonią. Gerai. Ką nors paprasto.
Mama! Pasitrauk truputuką į šoną. Gerai. Ačiū. Gerai. Laikas nuimti raištį. Oi, Ergutėlio. Vargšelė mano. Mama, ko tu taip pergyveni, juk žinai, kad man viskas bus gerai. Žinau. Išeina į savo kambarį. Gerai. You done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It Au. cannot wait. Labas, Oskarai. Hei, kur tu esi? Tavęs nėra mokykloje. Ar kažkas atsitiko? Nebijok, nieko blogo. Tiesiog, žinai, dėl akies. Au, na jo. Ar ko nors reikėjo? Jo, būtų gerai, jeigu užneštų mano tašį iš spintelės pas mane, nes ten yra mano visos knygos ir panašiai. Žinoma, užnešiu. Gerai, laukiu. Iki, myliu. Ir aš. Iki. Bela, aš truputėlį turiu išvažiuoti į darbą. Pabūsi namuose vieną? Jo, gerai. Gerai, gal tau ką nors reikės parvežti? Ne, bet ačiū. Na kaip nori. Neužilgo grįš tėtis, tai duodu žinoti. Pagaliau iš darbo anksti grįžta. Aš nesuprantu. Tai privalo būti netikra. Manau, kad čia tik Caitlin pasidarbavo. Ryt paklausiu Emos. Ji man tikrai nemeluos. Ei, nori kai ką pasakysiu? Ką? Aš šiandien su savo broliu eisiu įsiverti Auskarą. Rimtai? Eina savo, kaip pavydžiu. Nepavydėk. Tu irgi kažkada įsiversi. Jei norėsiu, žinoma. Na taip. Koks nevykėlis berniukas su rožiniu triušiu, tu gal juokauji. Ei, Emilija! Atiduok!
Ne, čia mano. Atiduok, pasakiau. Čia mano. Jo. Rožinis berniuko triušis. Ne juo. Man jau atsibodo. Atiduok. Ne, mano.